Sveiki. Ar žinote, kas yra genocidas? Manote, genocidas tai masinis žudymas? Iš dalies taip. Masinis žudymas yra paskutinis genocido etapas. Bet yra tarptautiniu mastu pripažinti požymiai pasiruošimo genocidui. Tas, kas planuoja genocidą, pirmiausia padaro tam tikrus žingsnius, tam tikrus veiksmus. Yra amerikiečio žmogaus teisių gynėjo Gregory Stantono sukurtas tyrimų įrankis ir politikos modelis, skirtas paaiškinti, kaip vyksta genocidas. Aš turiu tekstą, todėl kai ką paskaitysiu. Etapų seka nėra griežtai linijinė. Keli etapai gali vykti vienu metu. Stantono etapai pateikia konceptualų modelį be realių pavyzdžių, skirta analizuoti įvykius ir procesus vedančius prie genocidų. Taip pat modelį prevenciniams priemonėms nustatyti. Taigi genocido etapai. Klasifikacija. Žmonės skirstomi į mus ir juos. Pas mus jau tas etapas senai praeitas. Mes jau senai visi suskirstyti. Lojalūs, nelojalūs. Taip. Pagrindinė prevencinė priemonė šiame ankstyvame etape yra universalistinių institucijų, kurios įveiktų susiskaldimo sukūrimas. Niekas jų nekurs ir niekas to skaldimo nestabdys. Toliau, simbolizacija. Kartu su neapykanta simboliai gali būti primesti atstumtųjų grupių nariams. Simboliai jau priskirti. Pravardės, simboliai, viskas jau yra taip pat praeitas etapas. Siekiant kovoti su simbolizacija, neapykantos simboliai gali būti uždrausti įstatymais, kaip ir neapykantos kalba. Vėlgi matom, kad niekas to nedaro ir niekas Lietuvoje to daryti nesiruošia. Toliau diskriminacija. Įstatymas ar kultūrinė valdžia atima iš grupių visas pilietinės teisės. Segregacijos ar apartheido įstatymai, rinkimų teisių atėmimas. Mes vėlgi matom, rinkimų teisės kol kas neatimtos, bet dalyvauti rinkimuose, būti išrinktam, mes matėme, kaip buvo tokie draudimai padaryti, kai kam nedavė bankuose atidaryti sąskaitos, ir taip toliau. Taigi, vėlgi tai yra genocido požymis. Ir šis etapas taip pat jau yra praeitas. Norint su to kovoti, būtina priimti ir vykdyti įstatymus draudžiančius diskriminaciją. Aha, kas juos draus pas mus? Kai visa valdžia tokia, juos palaiko. Toliau, dehumanizacija. Viena grupė neigia kitos grupės žmogiškumą. Pastarosios nariai prilyginami gyvūnams, kenkėjams, vabzdžiams ar ligoms. Mesgi matom, tai vyksta. Dehumanizacija tai yra genocido etapas, kuris taip pat jau yra praeitas. Vietos ir tarptautiniai lyderiai turi pasmerkti neapykantos kalbos vartojimą ir padaryti jį kultūriškai nepriimtiną. Lyderiams, kurie kursto genocidą, turėtų būti uždrausta keliauti į užsienį, o jų užsienio turtas turėtų būti įšaldytas. Žinot, užtektų užsienio agentų įstatymą priimti ir tai jau būtų labai veiksminga. Deja, šito taip pat nenusimato. Organizacija. Genocidas visada yra organizuotas. Daugtaškis. Specializuoti kariniai daliniai arba kovotojų grupės dažnai yra apmokytos ir ginkluotos. Nagi pirštų nerodysim. Visi matom. Taip. Toliau. Poliarizacija. Ekstremistai skaldo grupės. Lyderiai yra suimami ir žudomi. Iki žudimo kol kas nedaėjom. Mes žinom, kad jie laukia dienos X. Kai kas jau yra suimtas. Politiniais sumetimais, mesgi jau žinom. Taip. Taigi, kol kas yra tik tai suėmimai. Toliau, pasirengimas. Planuojamas masinės žudynės, aukos identifikuojamos ir atskiriamos pagal jų etninę kilmę ar religiją. Daugtaškis. Sąrašai sudaryti, mes visi esame suskirstyti, kas kur. Taigi, šiame etape turi būti paskelbta genocido nepaprastoji padėtis, regioninės organizacijos turi daryti visapusišką diplomatinį spaudimą, įskaitant pasirengimą intervencijai, siekiant užkirsti kelią genocidui. Nežinau, ką pasakyti, nekomentuosiu. Kadangi nėra kam to daryti. Toliau persekiojimas. Ekspropriacija, priverstinis perkėlimas, getai, koncentracijos stovyklos. Kol kas taip pat šito dar nėra. Nes tai būtų per daug jau akivaizdu. Naikinimas. Žudikams tai yra naikinimas, nes jie netiki, kad jų aukos yra visiškai žmonės. Mes matom smegenys išplauti, televizija taip pat pasistengia,
ir stengiasi tai daryti. Taip kad nieko čia nuostabaus. Šiame etape tik tai greita ir triuškinanti ginkluota intervencija gali sustabdyti genocidą. Na, atėjus dienai X, baisu pagalvoti, kas bus. Bus tokia maišalinė, man atrodo. Toliau neigimas. Kaltininkai neigia, kad padarė kokius nors nusikaltimus. Atsakymas į neigimą yra tarptautinio tribunolo arba nacionalinio teismo skirta bausmė. Tai, kad bus skiriamas bausmės, tai, kad bus teismas, tai nėra jokių abejonių. Kai kas pabėgs, o kai kam teks ilgai pasėdėti. O dabar pridėsiu nuo savęs. Netgi paskaitysiu, kadangi visus tekstus aš užsirašau. Lietuvoje mes matome ir paslėpto genocido požymius. Gimdymo namų, gimdymo skyrių uždarimas. Sudarimas sąlygų, kad Lietuvos žmonės nesidaugintų. Ar tai ne genocido požymis? O kadangi Lietuvos etninė dauguma lietuviai, reiškia tai yra lietuvių tautos genocidas. Dirbtinės eilės pas gydytojus. Taip pat yra genocido dalis. Svarbu įvardinti dar vieną paslėptą genocidą, kurį mes patirėme jau dešimtmečiais. Bet jis nukreiptas ne tik prieš mus, jis yra daug platesnio masto. Ir vyksta jau, kaip minėjau, dešimtmečiais. Tai yra oficialūs gydymo būdai, kurie negydo priežasties, bet slopina simptomus. Tokiu būdu Pasaulio sveikatos organizacija tarnauja farmacijos gigantų interesams. Pavyzdžiui, Donaldas Trumpas Ameriką išvedė iš Pasaulio sveikatos organizacijos. O mes pilnai paklūstame. Toks vietinis žandaras Andriukaitis prižiūri, kad Lietuva vykdytų Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas. Visas PSO rekomendacijas mūsų medikai priima kaip įsakymus ir juos vykdo. Tokie susirgimai kaip cukrinis diabetas, psoriazė, podagra, vėžys, anemija, tai yra lengvai gydomi susirgimai. Yra daugybė sėkmingų mokslinių tyrimų, kurių nenori pastebėti oficialioji medicina. Per tuos taip vadinamus Lietuvos nepriklausomybės metus į kapus nuvaryta šimtai tūkstančių mūsų tautiečių, o jūs to nepastebite. Tuo tarpu itin žalingų produktų vartojimas auga. Ekspertai tai mato ir aš matau. Ir suprantu, kodėl jie piešia prognozių kreivės tokias aukštyn. Jiegi tai daro ne iš fantazijos. Jie mato žalingų produktų vartojimo augimą. Reiškia, augs ir susirgymai. Pažiūrėkite patys į prognozes. Vėžio, cukrinio diabeto, kitų susirgymų. Pamatysite. Susirgymų stipriai daugės. O svarbiausia, kad šitas genocido instrumentas kerta visus. Nesvarbu, jūs patriotas, provakarietiškas ar prorusiškas. Koks skirtumas? Nesvarbu jūsų moralė, nesvarbu jūsų sąžinė. Jeigu nėra proto ir nėra įžvalgumo, šitas genocido instrumentas kerta visus. Aš turiu surinkęs metodikas, kaip pasveikti. Nuo psoriazės, nuo podagros, anemijos, cukrinio diabeto antro tipo ir nuo vėžio įvairių formų, netgi iš paskutinių stadijų. Bet kaip minėjau, sistema blokuoja tokius įrašus. Todėl, kas kreipiasi į mane asmeniškai, išsiunčiu nuorodas į uždarus kanalus, kuriuose yra pasveikimo metodika. Už nedidelį mokestį. O tokie sutrikimai kaip pleiskanos, liežuvio apnašos, dantų akmenys, refliuksas, mėšlungis, tai yra simptomai ateinančių kur kas rimtesnių susirgymų. Taigi, kam reikia pasveikimo metodikų, gali kreiptis į mane asmeniškai. Mano pažintiniai tokie įžanginiai kanalai yra Facebook, YouTube, yra ir Telegrame. Tai yra sveikatos logika. O visos pasveikimo metodikos tik tai uždaruose kanaluose. Taigi, mes gyvename genocido amžiuje. Mus naikina, o jūs net nepastebite. Toliau šiek tiek apie politiką. Jeigu politinė partija veržiasi į valdžią, dalina pažadus, bet neatsineša sistemos permainų, jeigu neturi pasiūlymų sistemai pakeisti, sistemai reformuoti, reiškia, jie eina prie valdžios lovio tarnauti šitai sistemai, šitai genocido sistemai, kuri jau nuskurdino 650 tūkstančių mūsų Lietuvos gyventojų ir aktyviai naikina mus kaip lietuvius. Mes lietuviai turime suprasti, mus naikina todėl, kad čia kažkas nori ateiti.
Arba sugrįžti. Atidžiau pasižiūrėkite, kokios tautybės žmonės skaldo mus. Stengiasi supriešinti. Ir jau supriešino daugelį. Jų tikslas, kad lietuvis žudytų lietuvį. Aš asmeniškai esu Vytauto didžiojo politikos šalininkas. Tai yra už pragmatinę politiką. Niekas nepaneigs Vytauto didžiojo pasiekimų. Reikia siekti naudos Lietuvai. Mes turime eiti savo keliu. Kadangi eidami Europos takeliu, mes jau priėjome prie genocido paskutinio etapo. Atėjus dienai X prasidės žudynės. Būkime sveiki, būkime atidūs, rūpinkimės vieni kitais, kad lietuvis gelbėtų lietuvį. Taikos mums visiems iki.